Miško viduryje stūkso užmirštas pastatas. Jo sienos išgriuvusios, langai tušti, o istorijos palaidotos dulkėse. Čia kadaise dirbo tūkstančiai žmonių. Jų juokas, sunkus darbas, svajonės. Tačiau vieną dieną viskas baigėsi. Savininkas išėjo, valdžia pastatą užrakino, o žmonės verkė. Dabar ši vieta tyliai pasakoja istoriją. Istoriją, kurios niekas negirdi. Tačiau nakties tamsoje, sakoma, iš čia vis dar sklinda balsai. Miško širdyje slypi užmiršta istorija. Ši istorija yra apie didžiulę gamyklą, kuri dabar tyliai stovi ir niekas jos neprisimena. Šios gamyklos pastatai tokie aukšti, kad virš jų slenka balti debesis. Tačiau šiandien čia tėra tik dykynė, tik tyla ir tik vienatvė. Tūkstančiai žmonių kadaise atvyko į šią vietovę, pasklidę po miškus, užsidirbti kasdienės dundesio. Jų balsai dingdavo mašinų dūzgime. Kiekvieną rytą saulei tekant, čia girdėdavosi darbo triukšmas. Bet dabar net saulė viena ir įsivaizduojama. Šios gamyklos istorija labai įdomi ir liūdna. Seniai, kai ši vietovė vystėsi, iš užsienio atvyko galingas investuotojas. Jis svajojo čia pastatyti didžiausią pasaulyje lentpjūvę. Jis investavo daug pinigų, įdarbino daug žmonių ir matė daug stebuklų. Gamyklos pastatai buvo labai tvirti, o įranga labai moderni. Šios mašinos buvo atvežtos iš kitų didelių pasaulio gamyklų. Tas investuotojas manė, kad iš čia mediena bus siunčiama ir visą pasaulį ir jis taps labai turtingas. Iš pradžių viskas ėjosi labai gerai. Gamyklos durys atsidarė anksti ryte ir neužsidarė iki vėlaus vakaro. Čia dirbo daugiau nei 1000 darbuotojų. Seni žmonės, jauni žmonės sąžiningai dirbo savo darbą. Vieni kirto medžius, kiti juos atvežė į gamyklą, treti juos poliravo, o treti ruošė pakavimui. Kiekvienas vyras turėjo savo vaidmenį ir kiekvienas buvo svarbus. Darbininkų šeimos gyveno mažuose namuose, esančiuose netoli gamyklos. Jų vaikai augo klausydamiesi žaidžiančių mašinų garsų. Gamykla buvo tarsi vandenynas, kuriame viskas teka. Tai tęsėsi metų metus. Žmonių veidai buvo pavargę nuo darbo, bet jų širdis buvo kupinos vilties. Jie siųsdavo savo vaikus į mokyklą ir galvodavo, kad galbūt mūsų vaikai yra mūsų. Į gamyklą ateidavo aukšti pareigūnai ir sakydavo, kad ši gamykla šalies pasididžiavimas. Investuotojas taip pat džiaugiasi. Jis manė, kad dabar mano žvaigždė ir toliau švies. Tačiau likimas buvo numatęs kai ką kitą. Nuo vienos dienos žmonės pajuto, kad kažkas negerai. Galbūt dar prieš tai, kai kas nors ką nors sužinojo, savininkas viską suprato. Jis buvo girdėjęs, kad vietos seniūnai ir įtakingi žmonės yra nelaimingi. Miškas naikinamas kertant medžius. Žmonės sakydavo, kad tai neteisybė, kad tai vagia mūsų žaliąjį lobį. Kai kurie valdžios pareigūnai taip pat pradėjo klausytis. Savininkas suprato, kad šis reikalas gali būti pavojingas. Jei jis čia pasiliks, gali pakelti į bėdas. Vieną naktį šis investuotojas priėmė sprendimą. Jis nusprendė viską palikti praeityje. Galbūt jis manė, kad tai laikina problema ir kad viskas susitvarkys po kelių dienų. O galbūt jis žinojo, kad jis čia nebeturi ateities. Tačiau kad ir kokia būtų priežastis, jis tyliai išėjo. Jis niekam nesakė, jis iš anksto nepranešė darbuotojams. Jis nesakė, kad darbai baigiami, jis nesakė, kad išeina, jis tiesiog niekur nedingo. Kitą rytą išaužo rytas. Darbininkai, kaip ir kiekvieną dieną, atėjo užsidirbti duonos, tačiau durys buvo užrakintos. Ten buvo policija, ten buvo valdžios pareigūnai. Visi vilkėjo įprastais drabužiais, bet jų elgesys rodė, kad tai kažkas svarbaus. Buvo ištraukti dokumentai, uždėtos palos ir pasakyta, kad ši gamykla dabar uždaryta. Ši teritorija yra saugoma dėl beodairiško medžių pjovimo. Niekas čia negali dirbti, niekas negali čia įeiti. Miškas reikia išsaugoti. Nuo tos dienos gamyklos gyvavimas baigėsi. Tūkstančiai žmonių iš karto tapo bedarbiais. Jų šeimos verkė, vaikai klausinėjo, kodėl jų tėvas nerado darbo. Senos moteris svarstė, iš kur dabar atsiras duona. Jauni berniukai ir mergaitės staiga tapo be tikslo. Investuotojo niekur nebuvo. Jis suprato save ir išvyko. Galbūt jis manė, kad jeigu bus pasilikęs, viskas galėjo būti daug blogiau. Laikas bėgo, metai bėgo.
Fabrikas stovėjo puščias, niekas juo nesirūpino ir jo neremontavo. Kai lyjo, stogai kiaurojo, kai buvo šalta, sienos kildijo, kai pustė dulkės jos viską uždengė. Bėgant metams miškas prie fabriko įkūrė stovyklą. Sienomis kilo didžiuliai vijokliai, visur augo žolė ir valtinės kielės. Sunkias mašinos, kurios čia kadaise matė auksinės dienas, dabar tėra tik geležies krūva, jas dangia šimtmečių tylos dulkės. Žmonių atmintyje šis fabrikas kelia baimę. Jauni žmonės, kurie čia dirbo, dabar jau seni. Jų plaukai pasidarė balti. Jie sako savo vaikams: sūnau, žiūrėk, tai buvo fabrikas, kuriame dirbau daug metų. Tada vieną dieną viskas baigėsi. Vaikai galvoja, kokia liūdna istorija. Kai kurie seniūliai sako, kad savininkas buvo tikrai beširdis, neįvykdė jokios moralinės pareigos. Kai kurie sako, kad visa tai buvo vietinių gyventojų sąmoklis, kurie išvietė jos. Šiandien pats kelias vedantis į gamyklą rodo ligos požymų. Į gamyklą veda tik vienas kelio galas, o visa kita miškas. Net dieną žmonės ten neina. Jie sako, kad čia kažkas neįprastaus. Naktimi jie visai neina. Netoli gyvenantys žmonės pasakojo istorijas. Jie sako, kad nakties tamsoje iš čia sklinda baisūs garsai. Galbūt tai tūkstančių žmonių, kurie čia anksčiau dirbo ir staiga tapo bedarbiais. Galbūt jie verkia prieš investuotojo ironiją. Kai kurie žmonės pasakojo, kad vakarėjant aplink fabriką pasirodo silpna šviesa. Neįprasta šviesa, sklindanti niek iš kur. Vieni girdėjo, kad nakti viskas tylu, bet iš vidaus girdisi garsas, tarsi mašinos vis dar veiktų, bet kai kas nors stipriai paspaudžia, mašinos sustoja. Galbūt tai tik mintis, o gal kažkas neįprasto. Žmonės sakė, kad tie, kurie ten nueina, jaučiasi keistai. Vieni sako, suprantant, kad ši vieta yra tūkstančių kenčiančių sielų namai. Po daugelio metų vyriausybė nei nusipirko fabriko, nei jį užgesino, nei ką nors pastatė. Jis tiesiog stovėjo tuščias. Vieni sako, kad tai istorinis paminklas ir jį reikėtų išsaugoti. Dar kiti sako, kad jį reikėtų nugriauti, kad čia būtų galima pastatyti ką nors kitą. Tačiau niekas nieko nedaro. Fabrikas tiesiog paliktas užmarščiai. Fabriko viduje vis dar saugoma daug daiktų. Stalai, kėdės, popieriai, net šiek tiek maisto. Atrodo, kad kažkas jį paliko prieš kurį laiką. Bet viskas aplipusi amžių dulkėmis. Daugelis filosofų ir istorikų atvyko pamatyti šios vietos. Jie sakė, kad tai auksinis progreso mito pavyzdys. Tai istorija apie didžiulį pokytį, kai visa ekonomika pasikeitė akimirksniu. Mačiau šią gamyklą. Iš pradžių mane sužavėjo jos apleistumas. Tada supykau, kad kažkas gali taip palikti daugiau nei vieną žmogų. Tada supratau, kad tai senovės pasaulis. Kiekvieną dieną tūkstančiai žmonių pasaulyje atiduoda savo darbą ir niekam jie nerūpi. Ši gamykla yra tik pavyzdys. Tai nebaigta istorija. Tyliai riekianti miškuose. Šiandien, kai apie tai pagalvoju, suprantu, kiek daug išvaistoma vardant pažangos, kiek gyvenimų pakeičiama, kiek svajonių sugriaunama. Ši gamykla yra ne tik plytų ir cemento krūva, tai tūkstančių žmonių istorijų kapas. Kiekviena siena pasakoja apie tarnystės metus, kiekvienas centas atskleidžia šeimos drebulį. Dabar, kai kas nors praeina pro šią vietovę, ši gamykla primena, koks negailestingas yra pasaulis. Ji primena, kad šiandienos investuotojas gali tapti rytojaus elgeta. Šiandienos darbas gali nutraukti rytojaus malonumus. Ir svarbiausia, ji primena, kad norint pažangos, žmogus neturėtų būti laikomas sistemos valdomas. Žmogus yra viskas. Žmogaus laimė yra tikroji pažanga. Ši istorija baigėsi, bet jos poveikis išlieka. Ji tyliai pasakojama miškuose, ji pasakojama kiekviename lape. Ir galbūt, labai galbūt, jei labai atidžiai klausysitės naktį, išgirsite tūkstančių sielų, kurios vis dar gyvena šioje gamykloje. Nes kai kurios vietos, kai kurie prisiminimai niekada iš tikrųjų nelieka. Tai buvo užmiršta istorija. Istorija, kuri moko mus, kaip svarbu turėti pusiausvyrą tarp pažangos ir žmogiškumo. Ši gamykla yra ne tik plytų krūva, bet ir paminklas tūkstančiams sulaužytų svajonių. Dabar turiu jūsų prašymą. Pirmiausia, užsiprenumeruokite šį kanalą.
Kiekvieną savaitę pateikiame tokių bauginančių ir širdį veriančių istorijų, kurios privers jūs susimastyti. Komentaruose papasakokite, kaip jums patiko ši istorija. Ar kada nors matėte vietą kupiną savo istorijos? Jūsų mintys įkvepia mus. Jei jums patiko ši istorija, pasidalinkite ją su draugais. Galbūt ši istorija įkvėps ir juos. Ir jei turite istoriją apie tokią bauginančią ar paslaptingą vietą, būtinai papasakokite. Galbūt papasakosime jūsų istoriją kitame video įraše.